Iš savo patirties galiu pasakyti, kad šiais laikais išsirinkti gerą naują televizorių užtrunka, nes informacijos labai daug, reikia daug skaityti, o laiko, kaip visuomet, turime mažai. Štai kodėl šiandien mūsų technologijų studijoje naujas televizorius daugelio apžvalgininkų visame pasaulyje vadinamas vienu geriausiu OLED TV. Tai Samsung S95F ir mūsų Brigita, Samsung technologijų ekspertė. Sveiki! Vos pažvelgę į šį nuostabų televizorių, atkreipiame dėmesį į jo unikalų dizainą. Jis įsilies kiekvienoje erdvėje dėka Infinity One dizaino, kuris pasižymi itin plonu korpusu, vos 11 mm storio ekranas. Ar galite įsivaizduoti, kad tokių būna? Na ir žinoma, dažnai susidurėme su netvarka namuose dėl laidų kyšančių iš televizoriaus, na ir jie iš tiesų erzina. Tam yra puikus sprendimas. One Connect Box nedidukė, mažytė dėžutė, kurią galime pasidėti namų spintelėje 2,5 metrų atstumu nuo televizoriaus. Argi nepatogu? Iš tiesų aš galvoju, kad šitas televizorius tai ir vyram ir moterim labai gerai subalansuotas ir šeimose bus daugiau ramybės ir taikos, nes bent jau tokie vyrai kaip aš, tai namuose nuo žmonų gauna pylos, kaip manot, už ką? Žinoma, už netvarką. Už laidus. Tai naujasis Samsung S95F išspręs šią problemą akimirksniu. Ir dar yra sakoma, Brigita, kad vyrai myli akimis, moterys ausimis. Tai dabar čia geriau subalansuotas akims, mūsų akims ar mūsų ausims? Subalansuotas tiek akims, tiek ausims, bet ko gero, kalbant apie televizorių, verta pradėti nuo vaizdo. Nes naujasis OLED televizorius, kurį šiandieną turime studijoje, pasižymi dar kokybiškesniu vaizdu negu kad pirmtakas. Spalvos yra tikroviškesnės, juoda spalva yra sodresnė, balta, tai yra tikra balta, be jokių pilkų atspalvių, ką galime išvysti senesniuose modeliuose. Prie viso to prisideda ir tokia technologija kaip Glare Free. Ar teko apie ją girdėti? Neteko, bet aš prisipažinsiu, kad kiekvienas naujas Samsung yra akivaizdžiai vis geresnis. O tai yra objektyvu. O technologijos, jau jūs geriau jas išmanot, paaiškinkit, kas čia vyksta. Kodėl? Pademonstruosim, kaip veikia Glare Free technologija ir pašalina atspindžius. Štai galim pasižiūrėti į ekraną, nukreipta blykstė ir galim mėgautis žaidimu be jokių atspindžių. Ryškus vaizdas visiškai nepriklausantis, tiksliau prisitaikantis. Taip, Glare Free technologija yra patobulinta šiais metais ir šie televizoriai neatspindi jokių atspindžių, ar ne? Tai jeigu mes televizorių pakabinsime ant sienos itin šviesioje erdvėje, namuose, galime būti ramūs, kad niekas neatsispindės ir netrukdys mums žiūrėti mėgiamos laidos. Prie viso to prisideda ir dirbtinis intelektas. Real Depth Enhancer Pro technologija suteikia vaizdui tikroviškumo, išryškinant pirmą planą. O tuo tarpu Color Booster Pro paryškina spalvas, net esant joms netokioms ryškioms. Pavyzdžiui, žiūrint televiziją ar kitas HD kokybės laidas. Tad vaizdas bus ryškus, tikslus. Verta paminėti ir tai, kad spalvos yra Pantone sertifikuotos. Praeina daugybę testų, spalvos yra patikrinamos ir tai, ką mes matome televizoriuose, tai yra nei ryškiau, nei kitaip, negu kad natūraliame gyvenime. Žinoma, tie, kurie nori ryškumo, nori didesnio kontrasto, viską gali nusistatyti patys, taip kaip jiems patinka. Vos įsijungus televizorių, dar tik vos įsijungus jau animacija atrodo kiekvieną kartą vis greitesnė, sklandesnė, kokybiškesnė. Kas čia lemia? Čia jau ne Pantone, čia jau turbūt varikliukas televizorius. Teisingai, čia jau lemia ne vaizdo kokybė, ne garsas, bet procesorius ir sparta. Šių metų televizorius pasižymi NQ4 Gen 3 procesoriumi, kad ir kaip tai sudėtingai skambėtų, bet tai viskas yra apie greitį ir išmanumą. Ir būtent šis procesorius turi 128 neuroninius tinklus, kurie geba HD rezoliuciją pagerinti iki artimos 4K. Įsivaizduokite, kad žiūrite paprasčiausią seną filmą, bet mėgaujatės 4K rezoliuciją. Dabar aš šiek tiek jaučiuosi kaip sapne, toks
dežavu, kad kai bandžiau televizorių, kad garsas tarsi seka vaizdą. Labai keistas jausmas, mano senam televizoriui tokios funkcijos nėra. Ir apskritai, jūs kalbėjot, kad nėra blyksnių, taip nėra, nors čia 6 studijoje lempos šviečia, blyksnių nėra. Garsas irgi, tarsi jis prisitaikytų prie kiekvienos studijos, prie kiekvieno žmogaus. Ar man tik taip atrodo? Žinoma, ne tik vaizdas yra svarbus, kalbant apie televizorius, bet ir garsas, apie ką jau ir užsiminėte. Tai būtent naujasis S95F televizorius pasižymi 8 garsiakalbiais ir speciali technologija, kuri būtent ir sukuria tą jausmą, tarsi garsas seka vaizdą ir apgaubia, ar ne, tarsi kino salėje jaučiamės. Tai vadinasi ši technologija Object Tracking Sound. Tai vadinasi, kuomet garsas seka objektą arba, veiksmą jūsų televizoriuje, jeigu, pavyzdžiui, mėgstate veiksmo filmus ar žiūrėti kažkokias varžybas, tai tikrai pasijaus. Labai noriu paklausti apie žaidimus, bet dar truputėlį vėliau pirmiausia apie tvarumą. Dabar tvarumas yra tema daug kur numeris 1, nes technologijos labai svarbu, bet labai svarbu saugoti ir planetą. Kaip dažnai reikia keisti televizorių? Jeigu įsigyčiau, pavyzdžiui, naująjį Samsung, nežinau, kas 5 metai, kas 6, o gal kas 7, nuo ko čia priklauso? Iš tiesų geroji dalis yra ta, kad mūsų klientai dažnai nekeičia televizorių, nes jie yra labai kokybiški. Ir iš ties gali mėgautis kokybiškų vaizdo turiniu labai ilgai. Tačiau nusipirkę OLED, nes šiandieną to ir susirinkome, ar ne, papasakoti ir pasikalbėti apie naująjį televizorių, jie gali džiaugtis net 7 metais operacinės sistemos atnaujinimu visiškai nemokamai. Vadinasi, jeigu nusipirksime šiandien televizorių, po 7 metų mes turėsime išmanų, saugų, ir protingą, tikrai inteligentišką televizorių. Saugų, labai svarbi tema, kurią paminėjot. Kartais pasigirsta pranešimų, kad kažkokia kibernetinė ataka buvo. Ir bankai, ir ne tik bankai, ir išmaniuosius televizorius bando piktavaliai įsilaužti. Tai Samsung, kaip aš suprantu, nebaisu. Visiškai esate teisus. Daugelis mūsų klientų esate girdėję, kad Samsung yra saugiausia turėti įrenginį, tiek telefoną, tiek televizorių ar kitą ekosistemos įrenginį. Dėka Samsung Knox saugumo sistemos, jūsų visi įrenginiai, kurie gali būti sujungti į didelį tinklą, namuose yra apsaugoti. Ir joks pavojus nėra baisus. Ištarėt žodį namuose. Mes visuomet galvojam, pirkdami televizorių, kaip jis dėrės namuose, tai mes jau suprantam, kad jis tikrai dėrės, bet kaip jis dėrės ir su kitais namų gyventojais, pavyzdžiui, augintiniais, ir kaip dėrės su kitais daiktų interneto valdomais įrenginiais. Turbūt dauguma net nepagalvotų, ką gali šis televizorius, be vaizdo, be garso ir be visų kitų aptartų funkcijų. Bet taip, šis televizorius geba prižiūrėti ir jūsų augintinius ar vaikus. Kaip viskas vyksta, jeigu šunį paliekate namuose visai dienai ir jau matote, kad kaimynai gali skambinti ir nerimaujate, pirmiausia, jums praneš apie tai televizorius, kur ekrane galėsite pamatyti, kiek kartų šuo sulojo. Galite pamatyti šią informaciją ne tik televizoriuje, bet ir savo telefone. Ir, pavyzdžiui, įjungti mėgiamą laidą, kad šuo nusiramintų. Kalbant apie vaikus, galime sužinoti, kada vaikas verkia. Mes taip pat gauname žinutę ir tam tikrą statistiką, kaip dažnai verkia ir panašiai. Brigita, labai svarbus klausimas. Daugelis modernių televizorių savininkų tikrai tą gerą ekrano raišką naudoja ne tik žinių žiūrėjimui, ne tik filmų žiūri, bet ir negražiai lietuviškai, nelietuviškai pasakysiu, gamina, žaidžia. Ar naujasis Samsung tam puikiai tinkamas? Taip, žaidimų entuziastams reikėtų suklusti. Naujasis S95F yra pasiruošęs tiek konsolėms, tiek kompiuteriams. Motion Accelerator su 165 Hz suteikia sklandumą net greituose veiksmo žaidimuose.
Auto Low Latency režimas sumažina vėlavimą, kad reakcija būtų žaibiška, ypač šaudykliniuose žaidimuose, pavyzdžiui, Counter-Strike. FreeSync Premium Pro garantuoja vaizdą be trūkčiojimų, kitaip tyringo, ir pertrūkimų. O AI Auto Game Mode režimas atpažįsta žaidimo tipą ir optimizuoja nustatymus, kad nereiktų pačiam nieko daryti. Viskas padaryta už jūs. Ačiū, Brigita, už įdomų pasakojimą, o aš tiesiog apibendrinsiu, kad Samsung S95F tai tikrai yra daugiau negu televizorius, jis ne tik rodo, bet ir mąsto, supranta, jis prisitaiko prie mūsų šeimos, prie mūsų aplinkos ir prie mūsų pomėgių. Tai daugiau negu vien tik ekranas, tai yra labai įdomi patirtis, kurią tikrai verta išbandyti.